Ar žinojai, kad rūšiuoti apsimoka? Dažnas mitas. Šiukšlės nėra mano atsakomybė. Sumokėjau ir pamiršau. Bet jei ji ne tavo ir ne mano, tai kieno? Visų pirma, už visų pakuočių surinkimą ir sutvarkymą moka verslas, gamintojai ir importuotojai. Visos Lietuvoje parduotos pakuotės yra fiksuojamos, žinoma jų sudėtis, kiekiai ir galiausiai jos sutvarkomos. O ir rūšiavimo konteinerius, kurie stovi greta namų, perka gamintojai ir importuotojai pagal susitarimą su savivaldybe. Vadinasi, už visų popieriaus, plastiko, metalo, stiklo ar net kombinuotų pakuočių sutvarkymą jau sumokėta. Tereikia pataikyti į rūšiavimo konteinerį. Visų antra, labai svarbu vaidmenį turi savivaldybės. Jos seka konteinerių kiekio poreikius, aprūpina miestą reikalingą infrastruktūrą mišrių atliekų tvarkymui, telkia geriausias praktikas. Deja, dažna pakuotė dar vis nukeliauja į mišrių atliekų konteinerius, o maisto atliekos patenka į rūšiavimo konteinerius. Pasistengime tai ištaisyti ir sutaupyti. Daugiau apie taiklų rūšiavimą rūšiavimoabc.lt